minimali mėnesinė alga mažame Lietuvos miestelėje. Ar lengviau pragyventi čia negu sostinėje? Kiek lieka pinigų mėnesio pabaigoje? Ir ar dar įmanoma pramogauti su mėnesinė minimalia alga? Žiūrime. Leonarda uždirba kiek daugiau nei minimalią algą – 369 eurus, tačiau į rankas įgauna 302 eurus. Mokyklos direktorės pavaduotoja ūkio reikalams asmeninį biudžetą suskaičiavus iki cento ir, kaip pati sako, gyvena nuo algos iki algos. Leonarda, kaip skirstot savo finansus? Kiek skiriat, pavyzdžiui, būsto išlaikymui? Kiek kainuoja jums šildymas, vanduo, elektra? Vanduo man per mėnesį kainuoja 16 eurų, taip. Paskui 7 eurai už telefoną. Tada už šviesą. Už šviesą aš moku kažkur 36 eurai, nes turiu boilerį, tai va, ten irgi įtraukia gerai tas boileris. Tada, taip ir šaldytuvas yra, šaldiklis yra, tai va taip maždaug išeina, va taip. Tada dujus, pas mane dujinė plytelė. Tai balonas kainuoja 16-17, žiūrint, kas vežioja, kokią mašiną dar priklauso, tai va, kainuoja tiek. Jau beveik 80 eurų. Namus Leonarda šildo malkomis, kurios žiemai kainuoja 200 eurų. Finansininkai pataria, kaip moteriai pasiruošti šildymo sezonui, neišleidžiant vienu kartu daug pinigų.